puikiai automobilis juda juostos viduriu ir štai priekyje dega raudona. Aišku, pats sustos. Nereikėjo aktyvuoti, nereikėjo iš naujo nuspausti akceleratoriaus. Pradėjau važiuoti pats. Štai pravažiavo sunkvežimis, man atvaizdavo, kad sunkvežimis, štai atvaizduoja visas mašinas, kurios čia stovi. Štai važiuojančias net skersai parodo priekyje. Taip kad tikrai puikios autonominio važiavimo savybės. Prieš 6 metus pasakojau apie naująjį Volvo S60. Tada tai buvo pirmasis modelis pagamintas naujoje Volvo gamykloje atidarytoje Jungtinėse Amerikos valstijose, Pietų Karolinoje. Vėliau po Volvo S60 toje gamykloje buvo pradėti gaminti populiarieji flagmanai Volvo XC90, na o dabar sulaukėme eilės ir elektromobilių flagmanui Volvo EX90. Ir nors šis modelis buvo pristatytas dar 2022 metais, o jo gamyklinė versija turėjo pasirodyti 2023 metais, debiutas užtruko. Debiutas užtruko dėl to, kad gamintojas stengiasi ypatingai apsaugoti šio automobilio keleivius ir vairuotojus pačiomis naujausiomis technologijomis. Štai tas dalykas, kurį matote ant stogo, yra lidaras. Taip pat 16 ultragarsinių jutiklių, vaizdo kameros, papildomi 5 radarai, na tiek daug technologijų vienam automobilyje ir Nvidia procesorius, kuris apdoroja visus šiuos duomenis. Taigi, viršuje sumontuotas lidaras pastebi kliūtis net ir tamsoje, net ir 250 metrų atstumu, tad gamintojas nebe priežasties teigia, kad tai yra pats saugiausias visų laikų Volvo automobilis. Na, o man atrodo ne tik saugiausias, bet ir tikrai įspūdingiausias. Daugiau kaip 5 metrų dydžio SUV pasižymi ir išskirtinė galia, taip pat dideliu elektra nuvažiuojamo atstumu. Jo ratu suka 2 elektros varikliai, kurių bendra galia siekia net 380 kW, tai yra Twin Motor Performance versija. Ir tai šiam dideliam automobiliui leidžia įsibėgėti iki 100 km/h vos per 4,9 sekundės. Na, o visas vienu įkrovimu nuvažiuojamas atstumas siekia net 600 km, o 111 kWh talpos akumuliatorių galima įkrauti net 250 kW galia, tad įkrovimas nuo 10 iki 80% užims vos 30 minučių. Be to, kaip ir naujausi bei pažangiausi elektromobiliai, šis Volvo X90 akumuliatoriuje sukauptą energiją gali maitinti tiek kitus elektros prietaisus, tiek ir atiduoti energiją į elektros tinklą. Na, ir tai yra tikrai automobilis flagmanas. Jo prošvaisa siekia daugiau kaip 20 cm, jis turi pneumatinę pakabą, na ir atrodo jis tikrai efektingai. Nors turiu pasakyti, kad man, pavyzdžiui, tamsesnės spalvos, juoda arba šilkmedžio raudona, atrodo labiau tinkančios šiam elektromobiliui. Automobilis didesniam efektyvumui pradeda važiuoti naudodamas tik priekinį elektros variklį ir abiejose versijose priekinio elektros variklio galia siekia tos pačius 180 kW. Tačiau yra ir gale sumontuotas variklis. Tad įprastoje Twin Motor versijoje šio elektros variklio galia yra 120 kW. Tad bendra galia 300 kW, na, o Twin Motor Performance versijoje jo galinio motoro galia yra net 200 kW, tad bendra galia siekia 380 kW. Na, iš tikrųjų įspūdingi skaičiai. Na, štai čia elektromobilio įkrovimo vieta. Nuo 11 kW iki net 250 kW. Tikrai greitas įkrovimas ir, kaip jau minėjau, elektromobilis gali ir pats maitinti elektros prietaisus, taip pat tiekti elektros energiją sukauptą į elektros tinklą. Ir žinoma, būtina paminėti, kad šis EX90 gaminamas naudojant visiškai naują SP2 modulinę platformą. Kol kas tai yra tik antras automobilis su šiais konstrukciniais sprendimais. Pirmasis yra jo bendraplatformis Polestar 3.
gal ir nelabai išskirtinai atrodantis iš priekio, bet tikrai įdomiau atrodantis iš galo. Ir štai tokie įdomus aerodinaminiai sprendimai. Štai veidrodėliai praktiškai be kraštų. Taip pat, žinoma, važiavimo metu į vidų įvažiuojančios rankenėlės, tačiau automobilio pasipriešinimo koeficientas yra 0,29. Tokio dydžio mašinai tai yra tikrai įspūdingi skaičiai. Ir daugiau kaip 5 metrų automobilis, žinoma, turi ir tikrai nemažą bagažinę. Tiesa, jeigu tai yra 7 vietų versija, tai ta bagažinė talpins ne taip per daug. 365 litrus. Tačiau, jeigu nulenkti 2 trečios eilės sėdynės, o tą galima padaryti štai paspaudus mygtukus čia, štai, tokiu atveju bagažinės dydis padidėja net iki 1000 litrų. Žinoma, tikriausiai čia turima minti štai su visomis šiomis dėtuvėmis čia apačioje. Kai jas išėmi, tada tikriausiai ir galima sutalpinti nurodomus 1000 litrų. Na ir žinoma, kadangi tai yra pneumatinė pakaba, tai štai spaudus mygtuką galima nuleisti automobilį žemyn. Štai. Ir galima grąžinti sėdynės atgal, taip pat mygtuko paspaudimu. Nu, šaunu, kad ne tik nulenkti jų nugarėlės, bet štai ir grąžinti atlošus atgal. Na ir žinoma, tai yra 7 vietų automobilis, tačiau aš jį visgi norėčiau vadinti erdvių 5 viečių automobilių su didelė bagažinė. Taip pat galbūt norėtųsi, kad štai šios didelės masyvios durelės atsidarinėtų šiek tiek plačiau, bet tada žinoma, reikėtų tikrai daug vietos jom. Taip pat. Na, užsidarinėja jos visai solidžiai. Pritraukėjų čia nėra. O. Štai norėjau pats užsirakinti, beje, apie atidarimą uždarimą dar į standartinę sistemą įeina beraktis atidarimas automobilio, uždarimas ir pradėjimas važiuoti, naudojant telefoną. Jūsų telefonas yra susietas su automobiliu, prieinate, automobilis atsirakina ir pradedat važiuoti. Taip pat, žinoma, yra ir kortelė raktas. Štai vidurinės antros eilės sėdynės ir na, jas nulenkus, dėja, kažkokio kito veiksmo nėra, norėtųsi, kad būtų galimybė pakelti, taip pat, na, kaip jau minėjau, norėčiau, kad plačiau atsidarytų durelės ir tiesiog man net neišeina parodyti. Aš, žinokite, net nebandysiu sėsti galą, nes man gaila savo kelnių. Čia reikėtų daryti tikrai labai didelį žingsnį. O, sėdynė pati nusprendė, kad reikia nusilenkti į apačią. Nežinau, kas čia buvo, tačiau bet kokiu atveju į galą sėsti net nebandysiu. Akivaizdu, kad tos 2 vietos yra tikrai nominalios, bet štai pasidžiaugsiu erdvę antroje sėdynių eilėje. Štai. Matau, kad jas galima mechaniniu būdu pastumti į priekį čia, tam atveju, jeigu reikia, kad būtų vietos gale. Štai dabar pastumęs antros eilės sėdynę, pabandysiu atsisėsti gal. Ne. Bet kokiu atveju. Čia tas startas, kad reikia būti tikrai labai lankščiam, kad patektum ten į galą. Aš to daryti nebandysiu. Trauksiu sėdynę iki galo ir pasidžiaugsiu erdviu salonu. O salonas čia tikrai erdvus. Na, šviesus, kaip ir priklauso skandinaviškam automobiliui. Taip pat tikiuosi, kad aš galiu reguliuoti sėdynės atlošo kampą. Štai visos 3 antros eilės sėdynės reguliuojasi. Galima būtų patogiau atsisėsti. Beje, yra Excellencija versija, tiesa, jinai bus siūloma tik tai Kinijos rinkoje, kur automobilis turės tik 4 sėdimas vietas.
2 vietas priekyje ir 2 prabangias vietas keleiviams. Na, o šiuo atveju čia yra įprastas 7-vietis automobilis, taip pat gali būti 6 vietų konfiguracija. Ir pavyzdžiui, jeigu jums nereikia šitos vidurinės sėdynės, štai galima nulenkti jos atlošą. Ir, aišku, būtų smagu, kad čia būtų kažkoks tai, nu, galbūt porankis pasidėti podelius, tačiau štai porankis yra čia atidaromas. Štai atidaro, viskas kaip ir gerai. 5 metrų dydžio automobilio atstumas tarp ašių yra 3 metrai. Na, žinoma, čia nėra centrinio transmisijos tunelio, tad net ir viduriniam keleiviui sėdėti bus patogu. Taip pat čia yra 3 klimato kontrolė, net ne 3, o 4 zonų klimato kontrolė. Štai yra 2 temperatūros, tiek vienoje, tiek ir kitoje pusėje sėdintiem keleiviam. Tad tikrai prabangu, vietos tikrai netrūksta. Ir dar netgi štai galima pasikišti kojas po priekinėmis sėdynėmis, tad keliauti čia bus tikrai patogu. Tiesa, vienas keistas dalykas, kad čia yra panoraminis stoglangis. Jis yra tamsintas, tačiau daugiau kažkokio uždengimo nėra siūloma. Kaip pavyzdžiui, Renault Rafale atveju, Renault Rafale, Renault Scenic atveju, tas stoglangis yra fotochrominis. Tai čia gamintojas tokio sprendimo nesiūlo, tiesiog skaidrus stoglangis su tamsesniu stiklu. Turiu pasakyti, kad man visą laiką išsiskyrė 2 automobilių gamintojai, kurie siūlė išskirtinius salonus. Vienas jų buvo ir yra Lexus, na, o kitas Volvo. Atsisėdęs į Volvo automobilį iš karto atskirsi, kokioje mašinoje esi, dėl to, kad, na, stilius tikrai gana minimalistinis, tačiau viskas tikrai yra labai aukštos kokybės medžiagomis pagaminta ir štai toksai šviesus salonas su beržo medžiu. Na, žinoma, dirbtinė oda, viskas yra sukurta tausojant aplinką, tausojant gamtą ir skirtingose salono apdailose yra naudojama netgi natūrali vilna, tad iš tikrųjų čia šviesu, dailu ir labai elegantiška. Na, iš praktiškų dalykų, tai štai šioje vietoje yra belaidis telefono įkrovimas. Tiesa, manau, kad jeigu turėsite didesnį telefoną, tai jis čia gali ir nebetilpti, tačiau štai yra tokia didelė ertmė po centrinę dalimi. Taip pat atidaroma dėtuvė yra čionais, 2 podelių laikikliai čionais. Pačios sėdynės tikrai patogios, tačiau jas susireguliuoti. Štai reikia paspausti mygtuką ir štai taip pat paspaudus mygtuką galima pasirinkti skirtingas sėdynės dalis, kaip norite susireguliuoti. Štai kelis kartus spaudžiu, pasikeičia nustatymai. Ta pati galima daryti ir su keleivio sėdynė ir taip pat tiek keleivio, tiek ir vairuotojo sėdynė turi masažo funkcijas, tad tikrai komfortas aukščiausiam lygyje. Ir, na, norėtųsi, kad tas pats ekranas, kuris čia tikrai įspūdingo 14,3 colių dydžio, būtų gerai, kad jisai veiktų greičiau. Įpratimo šiek tiek reikalaujantis dalykas, tačiau įpratus galima tą daryti greičiau ir patogiau. Lygiai taip pat, kaip štai paspaudus automobilio ženkliuką, galima atidaryti priekinę dėtuvę, čia kaip Tesla automobilė. Lygiai taip pat, kaip čionais paspaudus tą patį automobilio ženkliuką, galite reguliuoti štai veidrodėlius, yra parodyta kairys, dešinys. Taigi, čia galima reguliuoti veidrodėlius. Vienintelis, aišku, būdas reguliuoti, lygiai taip pat kaip susireguliuoti vairo kolonėlę. Tai čia tą patį reikia daryti driver adjustment. Štai steering wheel. Štai. Čia vairas jau yra žemiausioje padėtyje. Ištrauktas labiausiai. Na, man šiek tiek norėtųsi, kad jis būtų ištrauktas labiau. Na, bet štai susireguliavau. Taip pat galima susireguliuoti projekcinį ekraną. Mano galva visgi Tesla kažkaip viskas atrodo paprasčiau. Čia reikia nueiti kelis nustatymus, kad tos dalykus padarytum. Na, bet kokiu atveju, štai pavyzdžiui, važiavimo nustatymai, važiavimas ir tada
View All dar paspaudį, galima pasirinkti kokia yra vairo sistema, kai veikia pakaba pneumatinė. Norėtųsi, kad tos parinktis būtų randamos kažkaip tai greičiau ir paprasčiau. Na, bet yra kaip yra. Taip pat, štai grįžus į pagrindinį ekraną, pasirinkau važiavimo režimą, iš karto atsirado parinktis vieno pedalo, automatinis, kad automatiškai stabdomas automobilis. Na, štai paspaudžiau parking, dabar toj vietoje atsirado, kad galima atidaryti štai dėtuvę. Na, kartais toks įspūdis, kad šita multimedijos sistema gyvena savo gyvenimą. Žinoma, jinai susiejama su jūsų Google turima paskyra ir čia naudosite savo programomis. Tiesa, nei Android Auto, nei Apple CarPlay nėra, tačiau daug programėlių, išskaitant Waze, šioje sistemoje yra. Na, bet bent jau man, čia paskraidžius iki šitos vietos 12 valandų, ta sistema atrodo truputį painoka. Žinoma, įpratus ją naudotis tikriausiai visai gerai. Gerai, kai yra daugiau galimybių negu mažiau. Čia yra vairuotojo informacinis ekranas, keičiama išvaizda. Štai gali būti atrodyti štai šitoje vietoje priešais vairuotoją. Gali būti rodoma multimedijos sistema, gali būti rodomas autonominio važiavimo parinkimas, na ir gali būti tiesiog rodomas greitis. Na, tikriausiai dar vienas dalykas, jeigu čia vairuotojui nėra rankenėlės, tai nieko keisto, tačiau nei keleiviam, nei priekiniam keleiviui, nei gale sėdintiem nėra rankenėlių, tad toks gana keistas sprendimas, kad visgi kartais ir norėtųsi keleiviam įsičiupti, tuo labiau, kad šitas automobilis tikrai turi neprastas galimybės bekelėje, su daugiau kaip 20 cm prošvaisa ir galimybė įveikti iki pusės metro gilio brastą, tai tikrai jo galima drąsiai važiuoti ir į bekelę. Kas yra gerai? Tai čia nereikia spausti jokių užvedimo mygtukų. Atėjote su savo telefonu kišenėje, atsidarėte automobilį ir tiesiog suktelėjote rankenėlę į važiavimo padėtį ir važiuojate. Viskas labai paprasta. Jau nuvažiavau, ne vieną norėjau sakyti kilometrą, bet nuvažiavau ne vieną mylę čia Kalifornijoje ir iš tikrųjų įsitikinau, kad ir važiuojant greitkeliu, stebėtinai tylus, net ir su milžiniškais 22 colių ratlankiais. Automobilis tikrai maloniai stebina savo tikrai tyliu, komfortišku važiavimu. Tad dėl to jokių klausimų aš tikrai neturiu. Žinau, kad elektromobilių savininkam tikrai yra labai svarbu, kaip jų elektromobilis važiuoja autonominiu režimu, tai galiu pasakyti, tikrai maloniai nustebino. Ir štai pavyzdžiui, dar kartą nuspaudus virtelę, aktyvuojasi važiavimas. Štai užstatysiu greitį, reikia pradėti važiuoti. Togiai vairuoja. Tikrai labai gerai seka eismo juostas. Ir tikrai labai ilgai gali važiuoti pats, o man nereikia laikyti vairo. Puikiai automobilis juda juostos viduriu ir štai priekyje dega raudona. Pats sustos. Dabar prašo manęs, kad laikyčiau rankas ant vairo. Čia yra dvi kameros, kurios stebi vairuotoją. Na ir sustojus 5 sekundėm reikia aktyvuoti automobilį, va gal nereikės dabar. Jisai pats turėtų pradėti važiuoti. Štai. Nereikėjo aktyvuoti, nereikėjo iš naujo nuspausti akceleratoriaus. Pradėjo važiuoti pats, tačiau jeigu ilgiau pastovi, tada jau reikia iš naujo nuspausti akceleratorių. Prašau, kad laikyčiau vairą, aš akceleratoriaus nespaudžiu. Na ir žinoma, čia yra mygtukas Performance, kur yra maksimali galia. Taip pat galima pasirinkti, kad būtų elektromobilis varomas visą laiką 2 elektros varikliais. Tai kad tai reikalinga galbūt, reikalingas maksimalus sukibimas, na, čia buvo nedrąsu. Jau priartėjo prie šalimais važiuojančio automobilio, taip pat štai yra rodoma ir kiti automobiliai. Štai man perspėjo, kad yra iš galo automobilis. Tos rodomos juostos. Jau paprašė, kad laikyčiau vairą savo rankų. Ir tikriausiai vairą savo rankos ir tikriausiai galite įsitikinti, kad tikrai yra labai tylus automobilis. Akivaizdu, kad
daug pastangų dėta, kad būtų maksimalus komfortas, kadangi elektromobiliuose, žinoma, visą laiką, kai tylus salonas, kai tylus važiavimas, nesigirdi variklio, nes to variklio nėra garso, tai labai svarbu, kad ir ta būtų maksimali tyla salone, ir tokia jinai tikrai yra. Ir dėl komforto, ir dėl pakabos veikimo, beje, pneumatinė pakaba turi 2 režimus, vadinamas soft, minkštas režimas, ir sport, gerokai standesnis, tai visgi visą laiką važiuodavau su soft režimu, nes su standesniu tai tikrai gana sportiškai važiuoja automobilis, nors didelis, tikrai sunkus, beveik 3 tonos, 2800 kg, akivaizdu, kad nemažai medžiagų panaudota ir garso izoliacijai, ir visgi jam važiavimas kur kas labiau tinka sportiškas, ir mes važinėjom po Kalifornijos kalnus su kolega, aš sėdėjau ir keleivio vietoj, sėdėjau ir čia ir vairavau automobilį, ir iš tikrųjų nei pradėjo pykinti, automobilis tikrai važiuoja labai stabiliai, žinoma, žemas svorio centras, žinoma, tai nėra sportiškas automobilis, vairo parinktis yra 2, sportiška ir minkšta, aš visą laiką rinkausi sportiškas, šiek tiek standesnis vairas, tikrai labai šauniai vairuojasi kaip tokiai dideliai mašinai, na, o pakaba visą laiką buvo minkštesnė pusė suderinta, nes, žinoma, 22 colių ratlankiai, žemo profilio padangos, labai jausdavosi nelygus asfaltas, o čia tikrai nėra visur jau toks idealiai lygus asfaltas, tai važiavimas tikrai labai komfortiškas, o kaip jau tikriausiai galite įsitikinti, autonominio važiavimo savybės yra tikrai irgi labai geros, labai pažangios, su visais šitais lidarais, radarais, lazeriniais radarais, siunčiamais signalais, vaizdo kameromis ir jutikliais, kurie užfiksuoja kitus automobilius ir kliūtis net ir tamsos metu, atpažįsta, čia yra galingas NVIDIA procesorius, kuris apdoroja visus gaunamus duomenis, tai tikrai automobilis yra vienas prie pažangiausių iš visų šiuo metu rinkoje esančių automobilių. Štai pravažiavo sunkvežimis, man atvaizdavo, kad sunkvežimis, štai atvaizduoja visas mašinas, kurios čia stovi. Štai važiuojančias net skersai parodo priekį. Taip kad tikrai puikios autonominio važiavimo savybės. Štai tokie vaizdai automobilio iš viršaus galima pasižiūrėti. Tikrai patogus statymas, apsisukimo skersmuo yra šiek tiek daugiau nei 12 metrų, tačiau dinamika, manevravimas, važiavimas, komfortas, viskas šitas automobilis tikrai turi. Na, kol kas bent jau nepranešama apie autonominio statymo galimybės, bet nebejoju, kad anksčiau vėliau tikrai jos tokios atsiras, nes automobilis, visa programinė įranga atnaujinama, žinoma, belaidžių būdu, OVVE technologija, tad dėl to jokių klausimų nėra. Tačiau klausimas gal kokios energijos sąnaudos, nes visgi gamintojas žada šiam dideliam, daugiau kaip 5 metrų ir beveik 3 tonas sveriančiam automobiliui 600 km nuvažiuojamą atstumą. Tai yra tikrai įspūdingai daug ir štai dabar Rage and Trip. Aišku, čia yra amerikietiški reikalai. Taip, 33 kWh 100 mylių. Tai čia maždaug 160 km. Tai aš dabar padalinsiu tas 33 kWh. Padalinsiu iš 160 ir padauginsiu iš 100. 20,6 kWh 100 km. Tai iš tikrųjų labai gera, tikrai labai geros energijos sąnaudos ir su 107 kWh įkraunamomis, bendra talpa 111 kWh, tai aš tikrai galiu nuvažiuoti drąsiai gerokai daugiau nei 500 km. Tai tikrai energijos naudojimo efektyvumas yra tikrai labai geras. Tad iš esmės tikrai paminėjau ir ne vieną didesnį ir mažesnį šio automobilio trūkumą, norą, kad būtų geriau. Tiek dėl ergonomikos, tikrai norėtųsi, kad būtų patogiau, greičiau nustatomi veidrodėliai. Norėtųsi, kad būtų galimybė greičiau pasiekti skirtingus važiavimo režimus.
Žinoma, štai dabar stovint automobiliui. Čia yra vienas parinktis apačioj greitoje juostoje. Jeigu aš aktyvuočiau važiavimo režimą, iškart atsiranda vieno pedalo arba kiti pasirinkimai, tačiau norėčiau, kad štai atsirastų performance kažkoksai tai nustatymas, toks įspūdis, kad šią sistemą pati nusprendžia, kogi tau labiau reikia. Bet, tokie dalykai, aš manau, nėra labai svarbus pasirinkimui, o pasirinkimui svarbiausias dalykas, aš manau, yra kaina. Ir kalbant apie kainą, vėlgi, čia viskas yra labai paprasta ir aišku. Yra vos keli 7 vietų automobiliai, konkuruojantis su šiuo naujoju Volvo EX90 elektromobiliu. Pirmąjį galima paminėti Kia EV9, jo kaina nuo 90 000 eurų. Patys Kia pardavėjai pripažįsta, kad nors žinoma yra įsigijęs ir ne vienas tą automobilį, tačiau pirkti Kia už beveik 100 000 eurų, ne kiekvienas ryštasi. Kitoje svarstyklių pusėje yra gerokai virš 120 000 kainuojantis tiek BMW X, tiek Mercedes EQS SUV automobiliai. Abiejų jų apžvalgas, kaip ir Kia EV9, aš esu daręs, jas rasite Motorai TV kanale, o šio automobilio kaina yra nuo 98 000 eurų. Aš įsivaizduoju čia Twin Motor versija su 300 kW abiejų variklių gale, 380 kW variklių gale. Žinoma, tokio automobilio kaina bus didesnė, aš spėčiau kokiu 10 000 eurų daugiau. Tad toks yra atsakymas. Jums reikia didelio erdvaus elektromobilio, galinčio pervežti 7 žmonės, važiuojančio komfortiškai, važiuojančio tikrai labai dinamiškai. Jūs iš esmės nelabai ir turite pasirinkimą. Jeigu klaustumėt manęs, tai aš siūlyčiau rinktis visgi arba tamsiai raudonos šilkmedžio spalvos automobilį, arba juodos spalvos automobilį. Mačiau, kaip atrodė gyvai juodos spalvos automobilis, man atrodo jisai tikrai šauniau nei šie, pilkas arba gelsvas automobilis. O kalbant apie saloną, štai čia aš sėdžiu dabar šiek tiek kitokiame automobilyje, kur daugiau tamsesnių medžiagų. Ašgi rinkčiausi šviesų saloną, kuris tikrai labai dera šiam elegantiškam Volvo EX90 elektromobiliui.